draugai. Labas rytas, draugai. Labą diena. Čia Aivaras. Ir Aivaro diena prasideda. Ir kaip sakant, mes senai nepradėjome vlogo kambaryje ir ypač jame. Bet taip. Kai pradėti vlogai namie, tai bus iš viso senai nepradėti vlogai namie. Bet taip, draugai. Šiandieną tokie. Nes oras tai nieko toks palyginus. Nežinau, matėte, ne? Ir tai yra labai gerai. Toks visai šiltas, toks normalus oras kaip vakar iš tikrųjų. Gal biškai visesnis, gal šiltesnis nepasakysiu, bet šiandien yra šeštadienis man, sekmadienis jums. O jums sekmadienis, aš tikriausiai žaidžiu, ką šiandien susirumuosiu šiandien per vlogą. Ir taip, draugai. Prasidėkime savo dieną energingai, stipriai, aš jau pavalgę, žinoma. Ir tikiuosi jūs esate geroje stadijoje ir užtikrintoje stadijoje, kad konkuruotumėt dieną. O jei jau baigėsi jūsų diena, tikiuosi, kitą dieną pradėsite labai stipriai konkuruoti ir šią dieną konkuravote labai gerai. Gyvenimas yra gražus ir nesvarbu, kas sakės. Vakar dienos vlogas jau nesikėlė, todėl man tai yra labai gerai. Ir žinoma, jame buvo motyvacijos pabaigoje labai daug. Ir tai yra gerai. Ir žinoma, jo nebuvo skirtinga. Todėl užskaityta tikrai užskaityta ir man tokie dalykai žiauriai patinka. Vakar gavau TWS papildymą vieną. Kaip matote, žiūrėkit kiek šitų porolonų paminkštinimų, kaip sakant, žiauriai daug. Tai yra labai gerai. Sėdėjau visus į golfuką, kad nelytų dėl viso piktanių ir kad sminčiam, nes golfuką dažniausiai rainu, nes jame geriausia. Kaip sakant, mano ofisas, ne? ne, draugai, tikrai taip va. Turėsim paminkštinimų, tai galėsim apdėti aplink ringą, nuo batuto, kaip sakant. Ir gal tai kažkaip geriau bus. Todėl bus matyti. Tai tiesiog yra vienas papildymas, ką vakar man atvežė. O tai yra tiesiog nuostabu, nes gyvenimas yra gražus, draugai, tai tiesiog reikia turėti, ypač man kaip verslingo karjerą pradėti. Mes senai pradėjome verslingo karjerą, bet tokie dalykai žiūri padeda mums. Ir būna minkšta, kaip sakant, gali treniruotis geriau ir apsauga, kaip sakant, yra, todėl jei kas nori prisijungti prie verslingo ir jūs. Nes visi esate laukiami. Tai va, draugai, šitą statysim šiandien malkinę naują, malkinę, ne tik malkinę, bet namelį, kur dėt daiktus. Tenai dėsim tokius stulpus, tada su tai vietą sujungsim viskas. Todėl tai darysim šiandien. Bet žinoma, nežinau, ilgai ar ne, bet vis tiek šitą nerodysiu, nes vis tiek ne vienas dirbsiu, ta prasme, kad taip galėčiau visą laiką filmuoti, o su žmonėmis, todėl nebus šių kadrų, bet kai matys, tiesiog norėjau pasakyti, ką darau ir viskas. Darysim, nedarau. Vis tiek jau greitai, žinoma, tai darys. Kaip sakant, greitas pranešimas, greitas update'as vadinamas. Ką mes dabar veikiame? Žinoma, oras toksai, biškilėjo, čiut, nurinuoja, bet gyvenimas yra gražus, mes dirbam, kaip sakant, dabar. Ne tik atstatytume balkės ar kažką, bet betonuojam. Tai, žinoma, rankiniu būdu betonuojam, nesame šalka, tai biški daugiau darbų ir visko, žinoma. Kalbėjau su draugu, tai dėl to nutrūko viskas. Bet kaip sakiau, mes betonuojam tenai, rankiniu būdu, žinoma. Dabar varysiu vėl toliau betonuoti, 4 duobės reikia, tai liko 2 ir 1 jau. Tada statysim statukus tikriausiai. Bet taip, vis tiek, kol išdžius viskas, kol sustings, tai tiek laiko praeis, bet vis tiek. Dar turiu mano draugelis čia į kaimą, tai bus šis labai gerai, viskas bus tiesiog tobula. Žinoma, dabar jau linuoja, bet nieko nepadarys. Kaip sakant, draugai, mūsų diena toliau tęsis ir tikiuosi jūsų diena tikrai yra darbinga, nes mano, pavyzdžiui, šeštadienis yra užskaitytas ir tikiuosi jūsų šeštadienis buvo užskaitytas. Ir dabartinis sekmadienis tikiuosi yra ramus ir geras ir atsipalaiduotas. O jei ne, tai nusiraminkit, kaip sakant, draugai, nusiraminkit, nes reikia nusiraminti kartais, nes, kodėl nervuotis? Kaip sakant, tik pozityvias mintis, negatyvias mintis į šalį. Būnam laimingi, motyvuoti ir gyvenam gražiai. Pažiūrėkit, draugai, ežeriukas koks. Damn. Taip jau diena šiaip taip pusė, draugai, ir taip gerai pusė. Dabar jau yra pusė, sakau. Be 10, pusė 7. Taip laikas bam ir dingsta. Ir kodėl taip yra, net nežinau, nes laikas apie mus iškai negalvoja, reikia jis tausoti, bet šiandien buvo tokia darbo diena ir žinoma sporto diena, dėl to, kad mes jau gerai pasportavime, pajudėjime palyginus, todėl tai yra labai gerai. Žinoma, atvažiavo draugai, draugas, atvažiavo tėvai, man atvažiavo visi, kaip pasakiau vakar, kad visi suvažiuos, ir visi ir suvažiavo. Ir visi dabar sėdė, padarėme darbus, kuriuos susiplanavome šiandien. O kitą savaitę tikriausiai toliau statysime viską, nes šiandien tik tai betonavom, nes galvojom, kad statysim, bet taip neišėjo. Žinoma, tokia diena visai nieko, bet oras toks šiandien. Ir tikėkimės rytoj nelis ir bus geras, nes krepšinio varžybos laukia rimtos ir bus tikrai įdomu ir mes visi norime laimėti auksą. Ir stengsime tai daryti. Ir laimėsime. O jei ne, baigsis blogai kažkam, bet nieko.
Nes mes nervingi žmonės, mes lietuviai. Dėl tai yra normalu, bet žinoma, reikia pozityvias mintis laiką laikyti galvoj, bet kartais yra labai sunku tai daryti. Taip, draugai, tikiuosi jūsų diena irgi buvo nuostabi, nes taip ir turi būti. O jei ne, tai pavirskite nuostabę nors kartais. O jei kai žiūrite šį vlogą ir biškį liūdna ar kažką, nu, tai būkite žymiai laimingesni. Ir taip, jei norite motyvacijos. Vakar vlogas yra pilnas motyvacijos vlogas, todėl galite tikrai nueiti ir jį pažiūrėti. Nes tikrai buvo neblogas vlogas. Nu, epizodas neblogas, nes, nu, taip turi būti, draugai. Bet pažiūrėkit, ežeriukas toks ramus geras. Saulutė būtų, kaip buvo vakar. Oi, būtų tobulą. Bet taip, kažkaip dar mūsų diena nesibaigė. Dar vis tiek kažką sugalvosime. Dar šiandien, žinoma, laukia Ispanija prieš Lietuvą krepšinio varžybas. Jums buvo tai vakar, bet, nu vis tiek, bet laukia. O, tai dar nusprendėme, kad laukia kai kurie dalykai, kuriuos susitiksime greitai, pamatysite. Mes nuvarysime į vieną vietą, kai visą istoriją viską papasakosiu. Kaip sakant, epizodas visai geras išsirtulios, nes darysime tai. Taigi, draugai, kai matėte, buvo tokių momentų neblogų, ne? Kažkas kitokio, draugai, kažkas kitokio, tikrai kitokio. Ir tai yra labai gerai, kaip sakant, kai vairinam gyvenimą ar mokinamės tokių dalykų, kurių tikrai gali prireikti gyvenimą, kai nes nežinai niekada kas ir kaip bus. Jau normaliai laiko pašaudėme. Ir tai visai nuostabus ir įdomus nuotykis, kaip sakant. Ir kaip sakant, plus geras dalykas vlogui. Va, driežiukas, draugelis. Mažylis. Irgi atvarė pašaudyt, bet nelabai šaudė, nes nepaspaudžia gaiduką, žinot. Ne, draugai, taip, visai linksma, kaip sakant, apie šitą vietą. Viską dabar nerodysiu, nes, kaip sakant, sukursiu kad nors atskirą klipą. Ir papasakosiu visą istoriją, ir tikrai bus įdomus video, nes tai yra tiesiog labai pritrenkianti ir įdomi ir šiurpi istorija. Ir žinoma, teks viską apivaikščioti, o čia daug pastatų, todėl. Tai, draugai, bus mintise mūsų ir mes vieną kartą padarysime tą video. Ir žinoma, gal tai bus greitai, gal ir ne, bet matysime. Ir taip tikiuosi jums patiko tokie, kaip sakant, šaudymai su ginklu momentai. O dabar, nežinau, gal dar toliau šaudysime ar kažką, bet tikrai, viskas yra tiesiog nuostabu, draugai. Ir įvairinam gyvenimą ir siekiam savo tikslų, kaip kiekvieną mielą dieną, ne, draugai? Sometimes what's right is wrong instead, 'cause I
was too young, and I didn't understand that you were no one, and I can't wait to see you hindsight is fleeting, oh, and your heart's bleeding, and all you can see is red, till you discover it is within each other to forgive and make amends. If I had known then, or what I know now. Taigi, draugai, kaip matėte, mes vėl prie Žemaitkiemio kašiukų. Susikės buvo giminės, biškį pakalbėjome. Žinom, dabar biškį pasitreniruosime. Taip, mes jau buvom treniruotis keturiesi savo komandos, biškį, kaip sakant, pamėtėme, pažadėjome kašės. Dabar dar darinių pasimokinsime dviese, kad biškį žinot vienas kitas labiau susitarti ir panašiai. Todėl tai yra taip, draugai. Bet taip, mūsų diena artėja į pabaigą, kaip sakant, ir gyvenimas išlieka visą laiką gražus. Nors šiandien būna toksai oras visą dieną. Tikėkimės rytoj nelis, kaip ir kartuosiu visą laiką. Nes, kaip sakant, mes dažnai pasikartojame, bet čia yra Aivaro vlogs ir Aivaro epizodai. Ir visiškai nesvarbu, ką mes sakome ir kiek kartų kartuojame, taip turi būti gyvenime, taip turi būti, draugai. Ir taip, kaip sakant, diena artėja į pabaigą, ir vlogas artėja į pabaigą. Ir taip pasakius, draugai, išlikit motyvuoti, laimingi, tikiuosi jums patiko 70 vlogas, vis dėlto 70 jau, non-stop. Kas grind non-stop, kaip sakant. Ir blem, draugai, šis buvo epizodas išskirtinis. Ir tai yra labai gerai, nešaudėme su ginklais, o tai yra labai didelis pliusas. Ir taip, tikiuosi išliksite motyvuoti visą laiką, pozityvus, laimingi ir šypsositės ištisai, nes šypsena yra nuostabiausias dalykas, kokį jūs turite gyvenime. Tiesiog naudokitės ją. Ir taip, kaip vakar sakiau vloge, padarykite tą stiprų žingsnį į priekį, jei norite kažką pasiekti, draugai. Susimkite, prenumeruokite, norite, nenorite prenumeruokite, bet vis tiek, susitiksime rytoj su kitu vlogu, su kaštis varžymam bus eilėtos leismų. Ir taip vėjelis biškį pučia, bet nesvarbu. Iki, draugai.